rinkoje turbūt mažai kas pristatinėja tokias temas, nes reikia išmanyti šiek tiek teisės aktų pasikeitimus, net tarpusavio skirtingų teisės aktų santykiai. Tai mes pasirinkom tokią temą ir kai padarėm pirmą susitikimą, seminarą, nes mes vadinam daugiau susitikimais, nei seminarai, mes pamatėm, kad iš tiesų tema pakankamai aktuali, yra pakankamai nemažai klausimų ir jeigu iš tiesų bus ir pas jūs klausimų, jūs galite užduoti juos. Priminsiu, kad galite užduoti dviem būdais. Jeigu norite gyvai užduoti klausimą, tai jį galite pakelti ranką ir tada Giedrė sureaguos ir galės pasakyti. Jeigu liks laiko pabaigoje, mes pasidarysim dar klausimų atsakymų sesiją. Ir antras, dar paprastesnis būdas, tai tiesiog į chatą parašykite klausimą. Giedrę pamačius padarysim pertrauką truputį ir aš galėsiu atsakyti iš karto į vienus ar kitus klausimus. Nelaukite temos pabaigos, kadangi galite ir pamiršti klausimą, o kita vertus aš pabandysiu kartu ir su Giedre mes pabandysim atsakyti į jūsų klausimą to klausimo nagrinėjimo metu, kad paskui nereiktų prie jo sugrįžti. Tikiuosi, kad jau ne pirmą kartą prie mūsų prisijungia, tai daug nekalbėsiu, jau Giedrė pristatė mūsų, aš esu advisory vadovas, mano tokios pagrindinės rytis yra rizikų valdymas, veiklos tęstinumas, aišku, atitikties užtikrinimas ir taip toliau. Pagrinde turbūt ką darau dabar mūsų įmonėje, kadangi Giedrė minėjo, kad turim labai daug sutarčių, CISO, auditai ir visa kita. Mano daugiau yra turbūt rolė, pavadinkime taip, organizacijų kurti, tobulinti tam tikrus procesus, paslaugų paketus ir taip toliau, kad klientam būtų suteiktos pilna apimtimi paslaugos. Tai tas reguliavimo dalykas arba, sakykime, teisinis reglamentavimas yra viena iš mano interesų pusių. Tai kodėl keičiasi kibernetinio saugumo reguliavimo objektas? Turbūt pagrindinis dalykas, kad jei veikia pagrindinė informacinė sistema ir tikrai veikia paslauga. Ir jeigu mes anksčiau viską koncentraciją žiūrėdom į informacinę sistemą, kad nedaug dievė nesugriūtų informacinė sistema ir panašiai, tai šiuo metu turbūt to neužtenka. Tai ir turbūt tokį iš vieną praktinių pavyzdžių pasakysiu, turiu keletą gydytojų draugų ir tiesiog bendraudami su jais, jie sako, žinot, pas mus konsultacija, kad eina pacientas, pas mus yra iš dviejų dalių. Pirma, mes labai greitai sukonsultuojam, tada, sako, surašom į e-sveikatą SPBI, kaip žinote, informacinė sistema, ir sako, paskui 20-30 minučių laukiam, kol tas ratukas sukasi, kol duomenys iš principo yra perdodami, sakykime, į tą iš HIS-inės sistemos į SPBI. Tai šiuo atveju liktai informacinė sistema veikia, bet ar paslauga tinkamai suteikiama, tai va šitas pavyzdys akivaizdžiai parodo, kad ne. Bet turbūt čia ir parodo, tas klausimas atskleidžia visą reguliavimo pokytį. Tai esminis turbūt dalykas, kad paslauga šiuo metu ne tik, kad išsiplėtė, mes turime vidinės informacinės sistemos komponentus, mes turime plačiai infrastruktūrą, debesijos paslaugas, jau turime darbuotojus, išoriniai paslaugų teikėjai, duomenys ir taip toliau. Tai reiškia, sutrinkus bent vienai kritiniai priklausomybei gali sutrikti visa paslauga. Ir būtent tas ir pastumėjo tiek įstatymų leidėją, šiuo atveju ES parlamentą, tiek mūsų įstatymų leidėjo, to reguliavimo modelio pasikeitimo nuo informacinės sistemos matysim prie kito objekto. Taigi senasis modelis buvo logiškas savo laikui, jis buvo logiškas ir priimtinas. Tai reguliavimo centras buvo pagrinde valstybės informacinės sistemos. Mes čia turime du teisės aktus ir galiojančius, tai valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kibernetinio saugumo įstatymo. Ir viskas valdėsi būtent tų įstatymų apimtyje. Ir mes turėjom valstybės informacinės sistemas, atitinkamai tos visos informacinės sistemos turėjo dar vadinamas tas informacinių sistemų kategorijos, 1, 2, 3, 4 kategorijos. Tada tos kategorijos virto į duomenų svarbumo, kokios svarbos duomenys yra valdomi tos informacinėse sistemose. Čia turbūt Giedrė pateiks klausimus ir jūs galėsite atsakyti į vienus ar kitus klausimus. Ir aišku, labai įdomu būtų sužinoti, ar tarp jūsų yra iš valstybinio sektoriaus, kuriems ir galioja tie teisės aktų reikalavimai ir kurie turi valstybės informacinės sistemas. Tai pavyzdžiui,
koks buvo niuansas atliekant auditus, tai jeigu kas esat susipažinę su senais reikalavimais, skirtingom informaciniam sistemom buvo keliami skirtingi reikalavimai. Ir man patikdavo vienas reikalavimas, kad pavyzdžiui, nuo antros kategorijos informacinių sistemų serverinių patalpose turėjo būti įrengti drėgmės atpažinimo davikliai, tai yra, jeigu yra savaiminis vandens nubėgimas, tada turėtų suveikti sistema ir indikuoti apie tai, kad serveriniai yra vanduo. Ir man kildavo visada klausimas, tai ką, 3, 4 kategorijos informacinių sistemų serveriai moka plaukti ar ne. Tai matot, buvo tam tikrų pliusų, bet buvo ir tam tikrų minusų. Tai elektroninės informacijos svarbą irgi paminėjau ir atitinkamai per tą informacinių sistemų kategoriją, per svarbos kategoriją ir buvo suprojektuotas visas dokumentų paketas, dar toksai senas vyriausybės nutarimas 716, kur buvo aiški struktūra, buvo duomenų saugos nuostata, elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, administravimo taisyklės, veiklos tęstinumo planas, tada atsirado kibernetinių incidentų valdymo planas. Ir pamatysim, kad kuo skiriasi tas reglamentavimas, kad ten labai tiksliai buvo prašyta, ką turi apimti dokumentas, ką jis turi reglamentuoti ir taip toliau. Tai iš to buvo aišku, kad buvo labai konkretus informacinės sistemos savininkas, tai valdytojai ir tvarkytojai tokios buvo kategorijos. Buvo labai aiškus standartinis dokumentų rinkinys, mano paminėti 4 dokumentai, paskui prisidėjo papildomas kibernetinių incidentų valdymo planas ir buvo labai aiškus techninių priemonių diferencijavimas. Kaip aš sakiau, buvo skirtingom kategorijom informaciniam sistemam keliami skirtingi techniniai reikalavimai. Nors mano paminėtas pavyzdys parodė, kad jie tų reikalavimų tam tikras dviprasmiškumas nukėlė ir netgi tam tikrų, kaip aš sakiau, juokingų situacijų dėl tų pačių serverių, kurie mokėjo plaukti arba nemokėjo plaukti. Ir kas svarbiausia, kad kiekviena informacinė sistema turėjo savo veiklos tęstinumo valdymo planą. Tai reiškia, informacinė sistema yra planas, skirtingi scenarijai ir panašiai. Kasgi pasikeitė? Tačiau paslauga tapo didesnė už vieną informacinę sistemą. Tai anksčiau, jeigu dažniausiai aiškiai apibrėžta informacinė sistema, tai dabar tarpusavėje susijusių tinklų informacinių sistemų ekosistema. Ir tos sistemos tarpusavėje keičiasi duomenis ir kuri ta pagrindinė sistema, kuri papildoma, tapo pakankamai sudėtinga. Anksčiau dėmesys buvo vidaus infrastruktūrai, viskas buvo on-premises, buvo serverinai, duomenų centrai, po stalų galbūt serveris, dabar atsirado debesijos, sąsiniai sprendimai, išorės paslaugos ir taip toliau. Tuo metu buvo vienas informacinės sistemos valdytojo atsakomybė. Mes turim tvarkytojus, mes turėjom valdytojus, tvarkytojus, pavyzdžiui, SPBI, e-sveikata turim pagrindinį tvarkytoją registrų centrą ir yra netgi nepagrindiniai tvarkytojai visos gydymo įstaigos, kurios irgi priskiriamas prie tvarkytojų. Tai šiuo metu viskas persikėlė daugiau bendrą organizacijos teikėjo atsakomybės grandinę. Mes matysim iš mano pristatymo slaidžių. Ir buvo informacinės sistemos ribomis apibrėžta sauga, kai viskas apsibrėžė tik informacinė sistema, kartais šiek tiek buvo pamirštama arba pametama organizacija kaip po tokie ir kartais ji neturėdavo savo vietos, tada atsirado, kaip žinot, ypatingos svarbos infrastruktūros valdytojai, ten irgi jau užėmė tam tikrą vietą. Tai dabar jau mes matom, kad tai įsiplečia paslaugų, procesų ir ypač tiekimo grandinės kibernetinis saugumas, ką reglamentuoja mūsų TIS2 direktyva. Jeigu pažiūrėti chronologiją to teisės aktų pokyčio, tai mes 2013 metais, mano tas minėtas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 716, kuris reglamentavo informacinių sistemų dokumentaciją, pavadinkim taip, dokumentinį visą tą procesą, kėlė konkrečius reikalavimus toms pagal kategorijoms atitinkamų sistemom. Vėliau atsirado valstybės svarbių informacinių sistemų vertinimo metodika. 2018 metais įvyko labai didžiulis pokytis, atsirado 818 nutarimas, pirma jo versija, tada iš tiesų pasikeitė truputį reglamentavimas, jis tapo plačiau ir didžiausias lūžis įvyko 22 metų, kai buvo priimta TIS2 direktyva, kurią jūs, kaip žinote, direktyva nėra tiesioginio taikymo, ji buvo perkelta į kibernetinio saugumo įstatymą ir atsirado spalio mėnesio kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimo įstatymas,
kuris įnešė didžiulį pokytį ir iš to buvo pakeisti, tai vienas dalykas panaikintas 716 nutarimas ir iš esmės pertvarkytas 818 nutarimas. Tai tolimesnėse slaidėse mes ir pamatysime, kokie būtent esminiai pokyčiai vyko per tų teisės aktų pasikeitimą. Taigi pagrindinis turbūt TIS2 direktyvos reguliavimo principas, kad dabar reguliuojama organizacijos atsakomybė valdyti riziką jos paslaugoms naudojamuose tinklų informacinėse sistemose. Tai va čia šiek tiek yra atliepianti tą temos pavadinimą, tai mes akivaizdžiai pamatėm, kad tas reguliavimo centras persikėlė nuo informacinės sistemos į organizaciją. Ir neatsitiktinai dabar yra keliami reikalavimai organizacijai, netgi atsakomybės prasme mes matysime, kad organizacijos vadovas už viską yra atsakingas. Anksčiau, jeigu žiūrėti iš kokių ten duomenų saugos nuostatų ir 716 ten buvo daugiau pagrindę saugos įgaliotinis, kuriam buvo užkeliama atsakomybė. Ir sakyčiau, organizacijos vadovo buvo galima, taip pavadinkime, taip patraukti atsakomybę tik tuo atveju, jeigu iš tiesų jisai ten nesiėmė visiškai veiksmų arba atliko netgi priešingus veiksmus. Tai dabar atsakomybė labai aiškiai yra įvardinta, kad kibernetinio saugumo subjekto vadovas, organizacijos vadovas yra pagrindė už viską atsakingas. Taigi dabar organizacija tampa kaip kibernetinio saugumo subjektų ir čia mes turime jau paslaugų lygį, mes turime procesus, mes kalbėsime apie kritinius procesus, tada paslaugų procesų teikimo metu yra naudojamos tinklų informacinės sistemos jų komponentai, jeigu čia tai plačiau dar paėmus, tai bendrai ištekliai, nes jau atsirado tokios kategorijos kaip paslaugų teikėjai, kaip procesai, kaip žmonės, darbuotojai ir taip toliau. Tada mes turime duomenis ir teikėjas ir išorės paslaugas. Taigi kibernetinio saugumo reikalavimai dabar taikomi ne vienai informaciniai sistemai, o visam organizacijos veiklos ir technologijų kontekstui. Tai vad kas įsiplėtė. Ir kokie yra esminiai pokyčiai. Taip, tai jeigu anksčiau mes turėjom, kad ir buvo reguliuojama informacinė sistema, tai dabar visas reguliavimas persikėlė centras į organizaciją kaip kibernetinio saugumo subjektą ir iš to matysime, kokie netgi subjektai, jau mes ir žinom, kokie subjektų kategorijos atsiranda. Tada buvo informacinės sistemos kategorija ir buvo pirmos, antros, trečios kategorijos ir paskui pasikeitė svarbos duomenys, kur buvo didelės svarbos, vidutinės, mažos. Šiuo metu ir dar buvo ypatingos svarbos infrastruktūros valdytojai, tai dabar mes matysime, turime dvi kategorijas, tai yra esminiai svarbus subjektai. Duomenų svarba, sakyčiau, galbūt duomenų svarba šiek tiek yra pamesta, bet aš manau, kad bet kuriuo atveju turbūt kibernetinis saugumas turėtų prasidėti nuo turto sąrašo, tada nuo duomenų sąrašo, tada nuo turto kritiškumo, duomenų kritiškumo ir tada atitinkamai pagal kritišką turtą arba kritiškiausiam turtui ir kritiškiausiam duomenim turėtų būti taikomos atitinkamos techninės priemonės. Tai mes prie šito dar irgi kalbėsim. Ir jeigu anksčiau buvo informacinės sistemos dokumentai, tai mes dabar turime organizacijos, tinklų informacinių sistemų, kibernetinio saugumo politiką ir jas įgyvendinančias 13 tvarkų, kurias kaip tik mūsų įmonė rengia pasirašytos sutarties su NKS ir KAMO pagrindu ir mes būtent kibernetinio saugumo subjektam parengėm ne tik tai tvarkų šablonus, bet ir gairias, kaip turėtų būti parengti. Ir anksčiau buvo informacinės sistemos tęstinumo valdymo planas, buvo labai aišku, kaip užtikrinti veiklos tęstinumą, jeigu sutrinka informacinė sistema, duomenų bazė, aparatinė programinė įranga ir taip toliau. Tai dabar atsiranda visai kita kategorija kritiniai procesai ir jau yra rengiamas kritinių procesų veiklos tęstinumo planas, šiek tiek paskui padetalizuosiu, matysim, kur viskas persistūmė. Ir jeigu anksčiau buvo tokia kategorija techninis informacijos sauga, dabar atsiranda organizacinis atsparumas, kibernetiniam atakom, veiklos tęstinumui ir taip toliau ir taip toliau. Tai prie subjektų, jau ta nebe nauja informacija ir tarp jūsų turbūt yra dalis esminių subjektų, dalis svarbių subjektų. Jeigu Giedrė, tu pateikė klausimyną, jeigu yra jau pateikę atsakymus, gali net ir pagarsinti, ar tarp mūsų dalyvių yra iš esminių ar svarbių subjektų. Šitą dar pateiksiu, prieš tai klausiau, ar anksčiau reguliavo prieš TIS2 atnaujinimą. Ar yra tokių? Yra. 23% iš 17 pasisakiusiųjų buvo reguliuojami.
Ok. Tai dabar esminiai subjektai, tai vienas dalykas, jeigu tai praktiškai, tai tie, kurie buvo ypatingos svarbos infrastruktūros valdytojai ir pagrindė pirmos, antros kategorijos tų valstybės informacinių sistemų subjektai, jie tapo esminiais subjektais. Bet mūsų nuostabai, pavyzdžiui, ministerijos tapo, mes turim institutus, kultūros institutas, pavyzdžiui, tapo, tada sveikatos priežiūros įstaigos, o pavyzdžiui, mes atlikinėjom kažkada tai visų sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų auditus ir kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos turėjo antros kategorijos, kaip Santara, Kauno klinikos, o kai kurios higieninės sistemos buvo trečios kategorijos. Tai dabar visi jie tapo esminiais subjektais ir kaip matot, netgi trečios kategorijos informacinių sistemų valdytojai tapo irgi esminiais subjektais. Tai pagrindiniai turbūt kriterijai yra, žinot, kad nustatomi pagal bendruosius ir specialiuosius kriterijus ir jiems gali būti taikoma ankstesnė ex-ante ex-post priežiūra. Tai ką turim omenyje, kad esminius subjektus NKS gali tikrinti bet kada, atlikti bet kada patikrinimus, o ne tik tai, kai vyksta atitinkamas kibernetinis incidentas. Ir galimos griežtesnės poveikio priemonės. Tai svarbus subjektai, tai tipiškai yra mažesnės reikšmės, turbūt didžioji dalis privataus sektoriaus įmonių tapo svarbiais subjektais, išskyrus tie, kurie užtikrina tam tikras vienetinės paslaugas, yra vienetiniai paslaugų teikėjai arba yra nacionalinio saugumo reikšmės įmonės ir panašiai, kurie tapo esminiais subjektais. Tai jiems taikomi tie patys pagrindiniai rizikos valdymo incidento pranešimo principai, tai reiškia, čia beveik niekas nesiskiria, priežiūra paprastai grindžiama nustatytais pažeidimais rizikos signalais. Kitais žodžiais tariant, jeigu ten pagal techninius reikalavimus mes galime matyti, kad svarbiems subjektam truputį keliami mažesni reikalavimai, tai pavyzdžiui, organizaciniai visi reikalavimai yra pilnama apimtimi taikomi ir vienodi tiek esminiam, tiek svarbiems subjektam. Tai yra tos pačios politikos, tvarkos ir taip toliau, tie patys atsakingi asmenys, kibernetinio saugumo vadovas yra ar saugos įgaliotinis, saugumo operacijų centras ir panašiai, visiškai nepriklausomai kokios subjektus yra. Ir kaip aš sakiau, NKS pasilieka teisė tikrinti svarbius subjektus tik tai, kai vyksta kibernetiniai incidentai. Bet iš paskutinės praktikos, pavyzdžiui, prieš pasibaigiant tam periodui 12 mėnesių balandžio 16 dienos, turbūt ne vienas iš jūsų gavote iš NKS pranešimą apie tai, kad jūs turite įgyvendinti reikalavimus ir jeigu jūs neįgyvendinsite reikalavimus, NKS yra pasirengusi atlikti atitinkamus tyrimus ir patikrinimus. Tai matom, kad jie išplėtė netgi tų patikrinimų apimti plačiau. Tai turbūt pirmą žiūrės, kurie nėra prisijungę prie KSI sistemos, kurie nėra įgyvendinę organizacinių priemonių ir taip toliau ir atlikinės sektorinius arba tam tikrus kitus patikrinimus per skirtingus subjektus, esminius ir svarbius. Ir, kaip minėjau, skiriasi priežiūra ir skiriasi iš tiesų atsakomybės tam tikras režimas. Tai yra baudos, sankcijos gali būti taikomas truputį kita apimtimi. Taigi, dar vienas didžiulis pokytis, kas įvyko, tai pasikeitė iš principo tinklų informacinių sistemų sąvoka. Ir čia turbūt yra esminis pakeitimas, įsinešė truputį ir tam tikrų daugiau neaiškumų. Tai jeigu anksčiau mes visada suvokdavom, kad informacinė sistema tai yra aparatinės programinės įrangos visuma, kuri skirta apdoroti atitinkamus duomenis, saugoti, apdoroti, laikyti ir atitinkamus duomenis. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėsime tinklų informacinių sistemų, visų pirma, tai ką jau pats pavadinimas sako, kad tai yra ne tik informacinių sistemų, bet ir tinklo sistemos, tai reiškia, bet kurie routeriai, switchai ir taip toliau jau papuola į šitą sąvoką. Viena kategorija, antra, tai ta pati programinė techninė įranga liko, atsirado skaitmeniniai įrenginiai ir kas yra įdomu, kad tinklų informacinė sistema sąvoka dabar apima net ir saugomus, tvarkomus, perdomus duomenis. Tai kaip matom, nuo technologinio sąvokos perėjo grinai į jau netgi ir duomenų tam tikrą kategoriją. Ir aišku, mes suprantam, kad pasikeitus sąvokai, aišku, ir priklausomybė tų tinklų informacinių sistemų atitinkamai išsiplėtė, kur mes jau turim ir debesijos, ryšio paslaugos, SaaS ir kitų paslaugų teikėjų. Paskui aš pasakysiu, kur įvyko tam tikras arba kur dar liko tam tikros spragos, tai pavyzdžiui, valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme yra numatyta kategorija informaciniai ištekliai,
Tai jeigu mes pamatysim ir sulyginsim sąvoką informacinių išteklių ir tinklų informacinės sistemos, mes pamatysim, kad tai yra beveik identiškos sąvokos. Ir ypač tiems 23%, kurie buvo reguliuojami pagal senus teisės aktus, ir čia atsiras didžiulės galvos skausmas, ką daryti su tų sąvokų dubliavimu, pavadinkime, netgi su atitinkamais dokumentais, tokie kaip duomenų saugos nuostatai, kurie dabar nebeturi tam tikros vietos kibernetinio saugumo įstatymo arba kibernetinio saugumo valdymo procese. Šiek tiek prasiplėtė rizikos vertinimo ribos, tai jeigu anksčiau mes vertindavom vieną informacinę sistemą, galbūt duomenų bazę, vieną techninę komandą, tai dabar mes jau rizikos vertinimo metu turime vertinti procesus, visas naudojamas informacinės sistemas, tiekėjas, priklausomybės, poveikį klientam ir visuomenėm. Ir jeigu kažkam teko pasiskaityti naują NKS rekomenduojama kibernetinio saugumo rizikos vertinimo metodika, mes matom, kad ten jau yra tam tikros kategorijos, tai yra tinklų informacinė sistema yra skirstoma į tam tikrus komponentus, kaip aparatinė programinė įranga, patalpos, darbuotojai, procesai ir panašiai. Ir visų tarpusavio sąsajų susijimas irgi labai yra aktualus rizikos vertinimui. Ir pavyzdžiui, dabar mes atliekam informatikos ryšių departamento auditą, pavadinkime taip, kurio apimtyje yra atliekamas rizikų vertinimas. Tai viena iš užduočių yra netgi vertinti paslaugų tiekėjų teikiamų paslaugų riziką. Tai ką reiškia, IRD, pavyzdžiui, atveju turi apie 120 paslaugų tiekėjų, tarp kurių yra dalis kritinių. Tai mes turime įvertinti rizikas, kurios yra susijusios su paslaugų tiekėjų teikiamomis paslaugomis. Tai kaip mato, tas tiekimo grandinės saugumas, jis išsiplėtė, tai mes ne tik turime prižiūrėti, kad jie įgyvendintų mūsų keliamus reikalavimus, bet dar ir turime žiūrėti, ar nėra su to susijusios vienos ar kitos rizikos. Tai netgi rizikų vertinimas mes suprantam, kad jis pakankamai išsiplėtė ir jeigu ten žiūrėti dar antrą pusę, turbūt iš tos rizikos vertinimo metodikos, tai išsiplėtė, kad jeigu anksčiau ten ARSIS metodikoje buvo 46 grėsmės, tai dabar atsirado 71 grėsmė, tai reiškia, mūsų laikas rizikų vertinimo ir apimtis išsiplėtė, mes turime vertinti daugiau grėsmių, tas grėsmės vertinti per atitinkamas kategorijas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, naujas kibernetinio saugumo valdymo modelis, kuo turbūt pasižymi, kad jis turi tokias kaip ir 5 kategorijas, tai yra valdyti. Tai mes turime valdyti turtą, turime turėti pakankamai detalų turto registrą, kur suprasti, kokios informacinės sistemos, serveriai, tinklo įranga, paslaugų teikėjai, jų teikiamas paslaugos, valdyti riziką susijusią su mūsų valdomomis informacinėmis sistemomis infrastruktūra, su paslaugų teikiamomis paslaugomis. Tada antra kategorija apsaugoti, tai prieigų valdymas, kriptografijos, saugų informacinių sistemų arba programinių kodų ir taip toliau kūrimas, aptikimas, žurnalizavimas, stebėjimas pažeidžiamumą. Iš mūsų čia reikalauja, kad mes turėtume saugumo operacijų centrus, kad mes rinktume, analizuotume žurnalinius įrašus, kad mes nustatytume pažeidžiamumus, tai yra valdytume saugumo spragas ir 2 kartus per metus atliktume viso tinklų informacinių sistemų skanavimus. Nustatę skanavimus mes sutvarkytume saugumo spragas, taip pat reagavimas, mes turime kibernetinių incidentų valdymo planą ir detaliai aprašyta, kas turėtų būti atliekama. Mes turime atitinkamus laikus, per kuriuos turime pranešti apie įvykusį nedidelį arba didelį incidentą, teikti ataskaitas ir galimybę atkurti mūsų veiklos sutrikimus arba taip vadinamus, kaip aš sakiau, kritinius procesus ir su juo susijusias išteklius. Tai ištekliai gali būti plačiau, bet šiuo atveju mes suprantam tinklų informacinės sistemas, duomenų bazės, atsarginės kopijas ir taip toliau. Ir čia iš mūsų reikalauja, kad mes ne tik turėtume veiklos tęstinumo planus, bet ir mes juos nuolatos testuotume. Taigi turbūt pagrindinė išvada, kad dokumentas nebėra galutinis rezultatas, jis turi įrodyti, kad valdymas veikia. Tai reiškia, nuo formos pereinam prie veiksmingumo.
Ir čia turbūt su šitą slaidą aš dar pasakysiu vienas esminis pokytis. Jeigu anksčiau, pavadinkime taip, geroji praktika, kuri buvo paremta ISO 27001 standartu ir mes turėjom nemažai organizacijų ir klientų, kurie jau prieš įsigaliojant IS2 direktyvą dėgėsi informacijos saugumo valdymo sistemą paremtą 271 standartu. Tai turbūt šiuo metu, taip kaip suprojektuota IS2 direktyva ir perkelta į kibernetinio saugumo įstatymą, jau mes negalėsime apsiginti prieš kontroliuojančią organizaciją, kad mes turime viską, informacijos saugumo valdymo sistemą ir pas mus viskas veikia. Ne, kiekvienu atveju mes turėsime įrodyti, kad vienas ar kitas procesas veikia. Tai pavadinsiu taip, jeigu anksčiau teko matyti, kad buvo tam tikrų popierinių, tų vadinkime, vadybos sistemų dėgymo, ta praktika daugiau atėjo iš to 9001 standarto dėgymo, kuris daugiau buvo popieriuje, o ne praktiškai gyvendinamas. Tai turbūt mes turėjom nemažai klientų, kurie, kaip aš sakau, buvo įsidėgę popierinius tos informacijos saugumo valdymo sistemas ir jie sugrįžo, atėjo pas mus ir pasakė, ne, mums reikia realių procesų, mums reikia, kad viskas veiktų, kad tiksliai kiekvienas darbuotojas žinotų savo atsakomybės, kad žinotų, kad įvykus incidentui turi kažkam pranešti, kam pranešti, kokiu kanalu, tada, kad veiktų saugumo operacijų centrai arba kibernetinių incidentų valdymo grupės ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, kiekvienu atveju kontroliuojančiai organizacijai mes turėsime įrodyti, kad kiekvienas procesas veikia, kad mes turim to proceso įrašus ir galim pademonstruoti. Tai ypač kas yra svarbu, toks žurnalizavimas ne tik informacinių sistemų, bet ir, pavyzdžiui, privilegijuotų vartotojų, administratorių atliekamų veiksmų yra labai svarbus, todėl kad mes turėsime įrodyti, kad mes kaip administratoriai atlikome visus reikalingus veiksmus tam, kad užkirsti kelią, kad tam tikriem įvykiam incidentam, kad ėmėmės pakankamai veiksmų, kad izoliuoti sistemas ir taip toliau ir taip toliau. Tai reiškia, mes turėsime įrodyti, kad mūsų visas procesas ir bet kurie papildomi procesai veikia. Ernestai, turiu klausimą, kaip manai, tinkamas metas ar noriu pabaigti? Taip. Klausimas iš auditorijos. Gal galite pateikti pavyzdį seno apibrėžimo IS ir naujo TIS? Kaip tame pavyzdį pasikeistų IS administratoriaus ir TIS administratoriaus funkcijos? Jeigu TIS dabar jau apima paslaugą, programinę įrangą, duomenis, tinklus, serverius, procesus ir taip toliau, tai lyg tai ir ne vienos kompetencijos atsakomybė. Jo, tai dabar turbūt nepasakysiu pažodžiui, kaip yra, nes tai yra pakankamai plati, bet turbūt komponentai yra pagrindiniai. Informacinė sistema, kaip aš sakiau, anksčiau būdavo aparatinės programinės įrangos visuma skirta valdyti duomenis. Tinklų informacinė sistema, jinai apima plačiai, tai reiškia aparatinė programinė įranga, technologiniai sprendimai, duomenis ir taip toliau ir taip toliau. Tai dabar, jeigu, sakykime, IS administratorius, ITIS administratorius, iš tiesų aš esu matęs organizacijų, kurios tiesiog prie IS pridėjo TIS ir gavosi TIS administratorius, kuris liktai ir turėtų užtikrinti tinklų informacinių sistemų administravimo funkcijos. Turbūt pagrindinis aspektas yra, kad nuo seno reglamentavimo ir naujo, kad jeigu anksčiau užteko, sakykime taip, informacinės sistemos arba IT administratorius, kaip dar vadindavo taip, ir galbūt užtekdavo informacinės sistemos savininko, pavadinkime taip, ten valdytojas, tvarkytojas daugiau būdavo taip. Tai dabar mes leidžiamės truputį giliau ir mes turime išteklius ir mes turime turėti kiekvieno išteklio savininką. Taip. Tai mes turime, pavyzdžiui, aparatinės įrangos ištekliaus savininką, mes turime programinės įrangos ištekliaus savininką, mes turime paslaugų tiekėjo kaip ištekliaus savininką, tai yra tie darbuotojai, kurie atsakingi už sutarčių priežiūrą su paslaugų tiekėjais. Mes turime patalpų savininką, tai yra gali būti tie, kurie atsakingi ūkio skyrius ar kitas, kuris atsakingas už patalpų administravimą, netgi fizinę apsaugą ir taip toliau. Ir mes turime tada jau TIS administratorių, kurio funkcijos tada jau apsibrėžė tik tai, sakykime, naudotojų sukūrimų, naudotojų prieigų, suderinus su duomenų savininkais ir informacinių sistemų savininkais suteikimu ir taip toliau ir taip toliau. Tai reiškia, jeigu taip labai konkrečiai atsakant tiesmukiškai, nebeužtenka to, kad
IS administratorių pakeisti TIS administratorių ir visas tas procesas veiktų. Tai tikiuosi, kad į šitą klausimą atsakiau. Pakartotinis, tai ar kiekvienas išteklis yra atskiras TIS su savais savininkais administratoriais? Turbūt ne. Ne, yra TIS komponentai, dabar yra tokia sąvoka. Tai pavyzdžiui, tinklų informacinė sistema ar kas turi tam tikrus komponentus. Tai tipiškai, kaip aš sakau, tai komponentai yra aparatinė programinė įranga, paslaugų teikėjai, patalpos, kuriuose laikoma ta informacinė sistema ir galbūt asmenys, kurie prižiūri paslaugų teikėjus. Tai tas kiekvienas išteklius turi turėti atitinkamą savininką. Ir čia turbūt turi dviejų kategorijų turime savininkus. Tai vienu atveju, jeigu jūs patys prižiūrite aparatinę programinę įrangą, turite patys serverinės, tai reiškia, bus kas prižiūri aparatinį įrangą, kas programinį įrangą, tada kas atsakingi už patalpas. Ir kitu atveju, jeigu jūs turite paslaugų tiekėjus, kurie arba teikia debesijos paslaugas, arba teikia sąsinius sprendimus, arba teikia kaip po paslaugą visą informacinę sistemą, tai reiškia, bus jau savininkas, tai bus darbuotojas, kuris atsakingas už šito paslaugų teikėjo valdymą. Tai va tokie bus savininkai. Gerai, tai eigoje dar jeigu kas atsakysiu, tai dabar su veiklos tęstinumu ir čia galbūt netgi ir pareplikuosiu ir šitą klausimą, kuo dabar pasikeitė veiklos tęstinumas ir šiek tiek biškį praplėsime. Anksčiau buvo, kaip aš sakiau, labai viskas paprasta, tai buvo informacinė sistema ir mes koncentravomės informacinės sistemos atkūrimą. Taip. Ir kai mes atlikinėjom netgi rizikų vertinimo metu mes rengdavome išteklių sąrašą, tai pavadinkime taip tinklų informacinį išteklių sąrašą ir pagrinde rengdavom jų atkūrimo kriterijus. Turbūt žinot, IRT, RTO, RPO, tai incidento reagavimo laikas, atkūrimo laikas ir atsarginių kopijų darimo laikas. Taip. Ir to užtekdavo, ne visi dar buvo pasidarę visų išteklių tos atkūrimo kriterijus, bet jau bent tiem, kam darė mes rizikų vertinimus, mes padarydavom, kad būtų parengti ir su išteklių savininkai suderinti visi šitie atkūrimo laikai. Dabar ko pasikeitė? Dabar pasikeitė tuo, kad dabar yra kritinis procesas ir kritinė paslauga. Taip. Ir jeigu šiuo atveju mes kalbame, pavyzdžiui, kokią kritinę paslaugą, tai ta pati sveikatos priežiūros paslauga, tai reiškia, kad suteikti sveikatos priežiūros paslaugą mes turime naudoti kaip minimum kokias informacinės sistemas. Taip, tai pavyzdžiui, jeigu ten kokią darom rentgeno nuotrauką, mes naudojam rentgeno ten aparatus, tada, sakykime, ta nuotrauka atkeliauja kažkur tai vaizdo failas į tam tikrą hisinę sistemą, tada hisinė sistema turi sąsają su SPBI, tada mes iš SPBI gaunam informaciją arba mes į tą informaciją atiduodam ir taip toliau. Tai kaip matot, jau sveikatos priežiūros arba bet kurios konsultacijos metu jau gali dalyvauti kaip minimum kokios 3 informacinės sistemos, tada aišku, mums reikalingos paslaugos, mums reikalingas specialistas, netgi reikalinga elektra, kad kompiuteris dirbtų to, sakykime, sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo, kad netgi elektra veiktų serverinės visos ir panašiai. Tai kai mes pakylam į tokį lygį ir, pavyzdžiui, paminėsiu 2 organizacijas, su kuriomis mes dirbom, tai jos iš principo yra paslaugų teikėjai. Tai, pavyzdžiui, Regitra tai yra paslaugų teikėjas ir informatikos ryšių departamentas irgi paslaugų teikėjas. Kodėl? Todėl, kad jį kiekvieną informacinę sistemą ir jos priežiūrą žiūri kaip į tam tikrą teikiamą paslaugą. Tai pavyzdžiui, jeigu ten koks, sakykime, registruotų ginklų registras, tai reiškia, nėra paslauga kaip informacinė sistema, bet paslauga yra duomenų teikimas pagal užklausas apie registruotus, sakykime, šaunamosius ir kitus ginklus. Tai mes suvokiam, kad tai yra paslauga. Tai kai mes visą tą perkeliame paslaugą, tada atsiranda visai jau kitas suvokimas ir kiti kriterijai. Tai visų pirma, mes tada turime suvokti, kad atsiranda paslaugų procesų, kritinių procesų savininkai. Tai reiškia, turi būti tas žmogus, kuris atsakingas už viso proceso įgyvendinimą, kad tas procesas veiktų. Taip. Tada proceso savininkas diktuoja savo taisyklės, tai yra pagal tam tikrus įverčius, jisai nustato, kiek procesas gali neįveikti, kad nesutriktų pilnai organizacijos veikla. Ir mes atsiranda tokie kriterijai kaip MTPD, tai tas maksimalus veiklos neveikimo laikas,
ir procesų savininkas nustato kriterijų. Kita vertus, procesų savininkas lygiai taip pat nustato, kiek jis yra pasirengęs prarasti duomenų. Nesvarbu, kiek bus 2-3 informacinės sistemos naudojamos ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad jis kaip proceso savininkas, jeigu sutrinka duomenų bazė ir, pavyzdžiui, yra daroma vieną kartą per parą atsarginė kopija, o sutriko ten 15 valandą dienos ar 17 valandą dienos, reiškia, yra prarasti duomenys. Tai jis rūpinsis, kad tie duomenys būtų atkurti. Bet jeigu kaip proceso savininkas jis supranta, kad nėra pirminių duomenų šaltinių, kad atkurti tos duomenys yra pakankamai sudėtinga, kad visi turės dirbti naktimis ir galbūt duomenys atkurs tik tai po savaitės, 2 savaičių, tai jis sako, ne. Man neužtenka, kad jūs darytumėt vieną kartą per parą, aš noriu, kad jūs darytumėt 2 kartus per parą, galbūt netgi 4 kartus, o galbūt netgi ir veidrodinę kopiją darytumėt. Tai jis ateina su tam tikrais reikalavimais. Tada toliau, jeigu gilinantis einant toliau, tada mes jau žiūrim ištekliai, kurie yra naudojami. Tada kokios informacinės sistemos, ar informacinės sistemos yra laikomas pas mus, ar, sakykime, debesijos, ar čia atsiranda paslaugų tiekėjai. Taip. Tada mums reikalinga elektra, mums reikalingos patalpos, ir jeigu žiūrėti ten plačiaja prasme, kokie 22.3.01, tai ten gali būti ir žmonės, ir įrenginiai, ir panašiai. Bet jeigu tik kibernetinio saugumo įstatymo apimtyje, tai vis tiek mes turime turėti išteklius. Tada, kur uždavė klausimą, mes turime turėti kiekvieno išteklio savininką, ir tada to savininko paklausti, tai per kiek laiko tu gali sureaguoti ir per kiek laiko tu gali atkurti. Ir tada atsiranda IRT ar TO rodikliai. Taip jisai sako, pagal turinčius dabartinius resursus, pagal žmonės, pagal infrastruktūrą ir taip toliau, aš galiu sureaguoti per valandą, kokią duomenų bazę pakelti per 4 valandas. O pasibandam realiai, žiūrim ne per 4, per 8 valandas, nes ten dideli duomenys. Taip. Tada sako, paslaugų tiekėjų, sakom, kur paslaugų tiekėjų yra rodikliai, sakom, žiūrėkime sutartį. Ir sutartyje yra numatyta reagavimo laikai ir kritinių problemų šalinimo laikai. Jisai lindo į sutartį, pasižiūrėjo, pasako, reagavimo laikų nėra. Tiesiog, iš kur tu man duosi tą IRT rodiklį. Tai lygiai tas pats, kai kurie turi reagavimo laikus, neturi kritinių problemų šalinimo. Tai dabar sudedam visų išteklių, sudedam reagavimo laikus ir kritinių problemų šalinimo laikus. Ir tada mes paskaičiuojam, kiek viename procese, jeigu vienu metu sugriūtų visos informacinės sistemos, kiek būtų reagavimo laikas ir kiek būtų atkūrimo laikas. Ir mes tada palyginam su proceso savininko nustatytą laiką. Ir tai yra labai didžiulis pasilenkimas, nes proceso savininkai jie supranta ir nori, kad visas procesas, įskaitant informacinės sistemas, būtų atstatytas per 4-6 valandas ir panašiai. Kaip išteklių, kiekvieno išteklio atstatymas ir jų visuma mums indikuoja, kad tai gali užtrukti 16-24 valandas. Tai kaip pasikeitė veiklos tęstinumo užtikrinimas, sakykime, pagal naują kibernetinio saugumo įstatymą. Ir tada jau leidžiantis toliau, jau mes tada žiūrime, kurie kritiniai yra ištekliai, kurie galbūt nekritiniai, be kurių mes galime pragyventi. Kaip sako, be tam tikrų sistemų mes galėjom procesus užtikrinti, tai reiškia, jeigu sugriūtų visos sistemos, šitos sistemos nebūtų prioriteto tvarka atstatomos, todėl kad be jos mes galime rankiniu būdu įgyvendinti procesą, tai kritiniai procesai. Ir galiausiai tada prieinam, tai kokį mes tikslą norime pasiekti atkūrimo metu. Ir tada su procesų savininku ir su išteklių savininkais mes tada sakom, norime bent, kad atstatyta būtų duomenų bazė. Senų duomenų nereikia, jiems atstatyti reikės 2-3 parų. Taip, norime, kad būtų atstatyta kokia virtualizuota aplinka, kurie sukasi duomenų bazė ir API. Taip, norime, kad būtų kažkokia fizinė infrastruktūra arba paslaugų tiekėjas tą užtikrintų. Norime, kad būtų elektra užtikrinta, sakykime, kokiai komutacinės įrangos patalpoje. Taip, norime, kad tas. Tai mes tada labai konkretų tikslą nusistatom, vadinamas tas MBCO, tai yra minimalus viso proceso statymo tikslas, kur yra atitinkami komponentai. Tai kaip matot, viskas pakankamai išsiplėtė ir paskui, jeigu mes eiti į scenarijus, tai įsivaizduokite, jeigu mes turim procesą ir tada scenarijus, esu matęs informacinių sistemų veiklos tęstinumo planus, ten scenarijai būna elektra, tipiškai kokia programinės įrangos sutrikimas ir taip toliau. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu mes turim kritinį procesą, joje turim 3 informacinės sistemas, tai mes turim scenarijų, gali būti elektros sutrikimas, administracinėse patalpose, kur yra naudotojai, kaip gydymo įstaigos, sakykime, šito
specialisto darbo kabinetas, mes turim komutacinės įrangos patalpą, kur gali sutrikti elektra, mes turime duomenų centrą, mes turime paslaugų tiekėjo duomenų centrą, taip, vien elektros scenarijai, taip. Tada, sakykime, informacinės sistemas, turime programinės įrangos sutikimus, turim duomenų bazės, o galbūt kibernetinės atakos gali būti, galbūt jeigu apie aplikaciją, web aplikacija yra, gali būti dodosinė ataka ir vėl atitinkami scenarijai. Tai visus mes tos scenarijus turime susirašyti, tada įsivertinti per tikimybę į poveikį ir toms rizikom, kurios yra nepriimtinos, mes turime rengti detaliuosius veiklos atkūrimo planus. Tai kai mes dabar einam su organizacijom šituo keliu, jie pamato, sako, palaukit, sako, tai mes suprantam, kad mes turėsime kokį 30 scenarijų, pagal kurios veiklos atkūrimo planus rengsime. Taip. Ir dabar įstatymė yra parašyta, kad bent kartą per metus turite atlikti veiklos tęstinumo išbandymo pratybas. Ir aš tada užduodu labai paprastą klausimą. Tai pagal kurį scenarijų iš tų 30 scenarijų dabar darysite pratybas? Ir jie tada suklūsta, sako, palauk, tai aš suprantu, kad mums čia ne vieną kartą pratybų reikės. Taip, aš sakau, jūs tada turite 36 mėnesių ciklą turėti, kurio metu pereiti per didžiąją dalį scenarijų, tada kai kuriuos scenarijus apibendrinti, kad jūs bent per 36 mėnesius pasitikrintumėt visus scenarijus. Tada jūs būsite įsitikinę, kad veiklos tęstinumas yra užtikrinamas. Tai dabar kaip mes veikiam su organizacijom, tipiškai mes su organizacijom, pavyzdžiui, aš irgi turiu kai kurias organizacijos, kur CISO paslaugas, pats esu kibernetinio saugumo vadovas, mes kartą į ketvirtį darom pratybas, turim pasitvirtinę 36 mėnesių veiklos tęstinumo išbandymo pratybų planą ir kiekvieną ketvirtį mes darom atitinkamas pratybas pagal atitinkamą scenarijų. Gerai, jeigu tai va čia business impact analizė, poveikio veiklai vertinimas, iš kurio atsiranda rodikliai, veiklos tęstinumo planų rengimas ir išbandymų pratybų organizavimas, kiek pasikeitė, pakomentavau. Su atitikties vertinimu. Turi tokią savoką, kartą į metus turite atlikti atitikties vertinimą, tai anksčiau buvo paprasta, buvo kategorija, jam keliami reikalavimai ir jūs turėdavote atlikti atitikties vertinimą. Tai dabar tas atitikties vertinimas truputį yra platesnis, yra dokumentų paketas, ar jūs turite jį ir pilnai gyvendinat, tada ar procesai yra įgyvendinama, jūs turite tikrinti, ar yra tie patys įrašai, mokymai pravesti, turi ataskaitą parengti, turite įkelti į sistemą. Taip, rizikų vertinimas atliktas, turi būti ataskaita, rizikų valdymo priemonių planas. Tada turite žiūrėti, ar užtikrinami tų procesų įgyvendinimo metu gautų rezultatų įgyvendinimas, pavyzdžiui, atitikties vertinimo metu atsiranda neatitikčių šalinimo planas. Tai reiškia, reikia žiūrėti, ar jūs tinkamai laiku užtikrinat tų, sakykime, neatitikčių šalinimo veiksmus. Ar jūs tinkamai valdot rizikos, tai yra įgyvendinat rizikos valdymo priemonių numatytas priemonės ir ar stebit, ar atitinkamai pasikeitė viena ar kita rizika. Nes jeigu rizika sumažėja, galbūt priemonė, kurią jūs planavote įgyvendinti, jos nebeverta daryti, nes tai yra išmesti pinigai. Bet jeigu jūs rizika padidėjo, gal ta priemonė, kurią įgyvendinat, yra nepakankama ir taip toliau. Tai reiškia, visas kontrolės mechanizmas, jisai turi būti atitinkamai vertinimas atitikties metu. Ir žinote, kad kadangi esate subjektai, tai atsirado savideklaracijos klausimynai, tai esminiai subjektai privalomai turėjo iki tam tikros datos užpildyti klausimyną. Tai labai gerai, jeigu kažkas atliko atitikties vertinimą, jūs imat rezultatus ir tiesiog tada sukeliat visą XI sistemą ir atitinkamai užpildot savideklaracijos klausimyną. Svarbiems subjektam labai geras pratimas pasitikrinti, kaip jūs atrodot kibernetinio saugumo NKS akimis, pavadinkime taip, ir pasilyginti netgi su kitais rinkos dalyviais, nes ten duoda tam tikras statistinius įverčius, kaip jūs atrodot pagal kitus to sektoriaus dalyvius pagal atitikties gyvenimą. Dabar naujai įtrauktiems subjektams, kas iš to? Taip. Visų pirma, tai turbūt pagrindinė žinutė, ką mes iš karto ir sakydavom ir nuo pradžių, kai įsigaliojo TIS 2 direktyva, kad atsakomybė tampa nebe IT žmonių atsakomybė, tai yra organizacijos vadovybė. Ir aš prisimenu vieną seminaro metu, kai mes pristatinėjom TIS 2 direktyvą, vienas išklausęs organizacijos vadovas, jis taip išgirdo, palaukit, sako, tai ką organizacijos vadovo baus? Sakom, taip. Tai ką jam sankcijas taikys? Taip, sako, nu viskas, rytoj dedu pareiškimą, sako, išeinu iš valstybinės organizacijos, sako, man dar tokio dar dalyko, ta prasme, ir betrūko. Tai noriu pasakyti, kad visa atsakomybė iš tiesų yra perkelta organizacija ir jeigu netgi kibernetinio saugumo reikalavimo aprašą pasižiūrėsite, ten visur yra įvardintas kibernetinio subjekto
vadovas, kibernetinio saugumo subjekto vadovas, ten visur kibernetinio saugumo subjekto vadovas. Ir tik tai vėliau jau tarp techninių dalykų atsiranda kibernetinio saugumo vadovas, kai kur saugos įgaliotinius, kai kur kitos pozicijos, bet pagrindinė atsakomybė yra kibernetinio saugumo subjekto arba kitaip tariant organizacijos vadovai. Atsiranda formalus, bet ir turbūt praktiškai gyvendinamas rizikos incidentų tęstinumo valdymas. Esu matęs anksčiau veiklos tęstinumo planus, kurie nė karto nebuvo testuojami tiesiog. Arba ten scenarijai tokie surašyti, kur gaisras, pavyzdžiui, tai gaisras ir pagal ekstremaliųjų situacijų, krizių valdymų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų jau turėtumėt pasidaryti čia, kaip sako, pagal defaultų. Tai rizikų valdymas lygiai taip pat, jisai tampa nebeformalus, o jūs turite skirti tam dėmesio. Turite inventorizuoti turtą, procesus, tiekėjus ir tą jūsų reikalauja ne tik įstatymas, bet ir sistema taip suprogramuota, kad jūs turite įkelti tinklų informacinių sistemų sąrašą, turite įkelti tiekėjų sąrašą, turite įkelti kitus atitinkamus sąrašus. Tai tinklų informacinių sistemų, kai mes atėjome į vieną didelę organizaciją ir mes pateikėm jiem kokį 17 Excelių, jie pasižiūrėjo, sako, tai mes čia daugiau nieko neveiksim, kaip tik tai Excelius pildysim. Sako, visas IT departamentas, ten IT skyrius 7 žmonės, kokie sako, mes čia turėsim tik Excelius pirkti. Tai jie suvokia, kad turbūt rankiniu būdu inventorizuoti turtą pakankamai sudėtinga. Tai jau tada iš karto priima sprendimą, kad sako, taip, mums turbūt reikėtų CMDB, tai yra tam tikros automatizuoto įrankio, kuris surinktų visą informaciją ir mums atvaizduotų tiek, sakykime, komponentus, tiek jų sąsajas, nes yra labai sunku nustatyti netgi tarpusavio sąsajas. Tai yra, pavyzdžiui, sutrikus vienam komponentui, kokį įtaką turės visai, sakykime, informacinės sistemos ar netgi paslaugos, kokią įtaką turės. Privaloma gebėti įrodyti, kad kontrolė veikia, čia aš jau paminėjau, tai jūs turite, pavyzdžiui, ne tik užtikrinti, kad prieigų valdymas būtų atliekamas, bet kartą arba 2 kartus į metus atlikti prieigų valdymo auditą, pasitikrinti, ar darbuotojams atleistiem iš darbo tuo metu, kai buvo atleisti, buvo panaikintos prieigos, ar, sakykime, darbuotojams perkeltiem iš vienos pozicijos į kitą yra panaikintos senos prieigos, tinkamai sukonfigūruotos naujos prieigos. Ar galioja ta pati taisyklė, būtina žinoti, tai yra darbuotojams yra suteiktos prieigos būtinos, tik tai būtinos funkcijoms įgyvendinti. Ir reguliavimas suteikia pagrindą investicijom atsakomybę aiškumui, tai reiškia, kai jūs ateina dabar pasakot, kad 12 mėnesių buvo organizaciniam priemonėm, mums reikia politikos tvarkos, mums reikalingas kibernetinio saugumo vadovas, mums reikalingas saugumo operacijų centras, mes turime 2 kartus atlikti saugumo skanavimus, mums reikalingas toks biudžetas. Viskas labai paprasta, aišku. Koks pagrindas kibernetinio saugumo įstatymo, kibernetinio saugumo reikalavimo aprašo toks ir toks punktas, jūs labai tiksliai galite pagrįsti vadovybei, kodėl reikia investicijų. Ateina naujas periodas, techninių reikalavimų įgyvendinimas iki 27 metų, lygiai tą patį jūs įlindot, pasižiūrėjot, reikalavimai žurnaliniam įrašam, esminiai subjektai turi turėti talpyklas, turi rinkti atitinkamus žurnalinius įrašus, turi turėti 2 faktorių, multifaktorių sprendimus ir taip toliau. Vėl atėjot, pagrindėt, parodėt, tą jūs privalot padaryti. Dabar senesniems subjektam, kaip čia anksčiau reguliuojam subjektam, truputį atsiranda 2 tipų transformacija. Tai turbūt reikia sukurti arba pritaikyti esamą valdymo sistemą kibernetinio saugumo reikalavimam. Ir mes turime dabar nemažai klientų, kurie turi tos pačius dokumentus, duomenų saugos nuostatus, administravimo taisyklės ir taip toliau. Ir su kai kuriomis taip susigyveno, kad sako, ne, mes jų atsisakyti negalim. Bet kita vertus, jie turi turėti ir tas rekomenduojamas visas tvarkas. Tai čia turbūt reikėtų žiūrėti lankščiai, tas, kas galima išsaugoti, reikėtų išsaugoti, pasižiūrėti, kad tai nesidubliuotų su kitomis tvarkomis ir pasirengti tokį tvarkų dokumentų paketą, su kuriuo jūs toliau gyvensite. Bet turbūt tokie esminiai kaip veiklos tęstinumo planai, jie turėtų iš esmės būti perdaryti, nes kaip aš sakiau, jau tas reguliavimo objektas yra pasikeitęs. Kai kurios organizacijos priima sprendimą, kad sako, kūrėm viską nuo nulio visada yra lengviau, tai jiemis, sakykime, tam tikrą dokumentų paketą, jie adaptuoja savo ir tada ten yra numatytos ir visos atsakomybės, ir funkcijos, ir procesai, kurie yra numatyti pagal kibernetinio saugumo įstatymą. Tai čia gali būti konsoliduojami
dubliuojami dokumentai ir procesai ir taip toliau. Pertvarkyti rizikos ir BCP ribas. Tai aš sakiau, jeigu anksčiau mes viską rizikų vertinimą darydavom daugiau apie informacinės sistemas, tai mes dabar turime labai aiškiai suprasti, kad galbūt mūsų teikiamos paslaugos papildomos, kurios galbūt nesudaro, jeigu versle nesudaro didelį pajamų dalį, bet jos kelia atitinkamas rizikas. Kaip pavyzdys, Giedrė paminėjo energetikos sektorių ir mes turime nemažai klientų, kurie pasistatė ten vėjo saulės jėgainės, baterijas pasistatė, nusipirko kinietiškos įrangos ir vuolia dabar energetikos įstatymas ir peto taisyklės jiems įpareigoja atlikinėti rizikų vertinimus, turėti offline režimus ir taip toliau, atlikti kibernetinio saugumo auditą ir taip toliau. Ir tada jie pasižiūri, sako, palaukit, sako, bet mes iš to gaunam ten ta prasme išlaikom tą saulės baterijas, jos mums beveik neatsiperka. O jeigu mes pradėsim investuoti dar ir kibernetinio saugumo auditus ir į infrastruktūros keitimus ir taip toliau, tai sako, mums iš vis bus nuostolinga veikla. Tai matot, jeigu anksčiau buvo informacinė sistema, tai dabar, kai organizacija turi vertinti visus procesus ir kaip yra susijusios rizikos atitinkamai su tais procesais. Tai reiškia, procesų turto inventorizavimas irgi turi būti labai svarbus dalykas. Ir suderinti seną ir naują reguliavimą, tai turbūt pasirinkti gyvendinimo kontrolės mechanizmus, kaip tai padaryti. Ir čia buvo tas pirminis etapas, tai mes sakėm visada, kad pradėkite nuo atsakomybių, apimčių, inventorizaciją, tada rizikas, poveikio veiklai vertinimo politikas pasitvirtinkite, susitvarkykite incidentų valdymus, vieną kartą per metus organizuokite darbuotojų mokymus, 2 kartus per metus valdybai ir vadovybei, kontrolės veiksmingumo vertinimus. Ir dabar mes atkeliaujame į kitą etapą, tai yra techninės priemonės stebėsena veiksmingumas, kur mes turėsime įrodyti, kad mes įgyvendiname visus techninius reikalavimus. Tai reiškia, tiesiog turėtume eiti į KSRA kibernetinio saugumo reikalavimo aprašą ir į kiekvieno punkto žiūrėti lentelę. Ir ten yra surašyti visi techniniai reikalavimai, keliami prieigų valdymui, slaptažodžių valdymui, žurnalinių įrašų valdymui, kriptografijos raktų valdymui ir taip toliau. Ir mes tam turėsime skirti laiko, kad pilnai susitvarkyti. Ir šiek tiek aš jau užsiminiau, pavyzdžiui, didžiausias iššūkis dabar yra valstybinėm organizacijom, kurios buvo reguliuojamas pagal TIS-1 direktyvą kibernetinio saugumo įstatymą. Ir dabar mes neturime kaip pagrysti ir, pavyzdžiui, atitikties vertinimo metu mes rašom, kad duomenų saugos nuostatai jis pagal kibernetinio saugumo įstatymą nebetenkantis prasmės dokumentas. NKS kamas yra pasakęs, kad šitas dokumentas yra atgyvena ir jo visiškai nebereikia, bet kadangi jums reglamentuojamas yra valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas ir poįstatyminis teisės aktas, tai yra informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika, kurioje aprašyta, kad valstybės informacinė sistema turi turėti nuostatus, duomenų saugos nuostatus, techninę aprašymą, tai pagal šitą įstatymą jūs privalo turėti duomenų saugos nuostatus. Bet kai mes darom atitikties vertinimą, mes sakom, kad pagal kibernetinio saugumo įstatymo tai nebėra šito įstatymų dalykas. Tai va čia yra iššūkiai, su kuriais jūs turėsite turbūt susitvarkyti. Savokų skirtumas arba suvienodinimas arba dubliavimas irgi šiek tiek pasakiau. Ir netgi mes darėm iniciatyvą ir VSSA teikiam rekomendacijas, kad jie imtųsi iniciatyvos, kad keistų teisės aktus. Jie pasižiūrėjo, sako, oi, čia ministerijos lygmens klausimas, sako, mes to neužsiimsim. 716 nutarimas, kaip aš sakiau, panaikintas, tačiau dalis nuorodų išliko. Reikėtų turbūt susižiūrėti ir jūsų vidiniuose dokumentuose, nes kartais mes atliekam auditus ir dar surandam tam tikras nuorodas, kita vertus tas pats duomenų saugos nuostatų problematika. Ir seni jas klasifikavimo rezultatai naujam modelyje nebeturi ankstesnės tiesioginės teisinės funkcijos. Tai prisimenat, iki 25 metų gruodžio mėnesį visos valstybės organizacijos turėjo atlikti duomenų svarbos vertinimą privalomai, suderinti su VSSA ir dabar tas dokumentas nugulė ir jis nebetenka jokios prasmės. Jeigu taip tiesiogiai žiūrėti sąsoją, NKS kamas sako, mes nematom jokios reikšmės, mes pagal gerąją praktiką matom, kaip aš sakiau, todėl, kad kritiškas turtas, kritiškam turtui ir kritiškiam duomenim turėtų būti taikomos griežtesnės taisyklės arba techninės priemonės.
Tai visas tas turėtų įsilieti į rizikų vertinimą. Ir dabar žinote, kad sistemoje atsirado naujas kritiškumo vertinimo dalykas, tai reiškia, jūs turite nustatyti, kurios sistemos ir komponentai yra kritiški ir juos registruoti sistemoje. Tai va čia jums padės ankstesnis duomenų svarbos vertinimas irgi tai padaryti. Ir praktikoje reikia atsargios dokumentų migracijos, o ne mechaninio panaikinimo, kaip aš sakiau, kartais turite pasižiūrėti, galbūt seni dokumentai, kurie yra, jie gyvena ir jūs iš tiesų galite juos lengvai panaudoti. Taigi, didžiausias pokytis ne nauji dokumentai, o naujas valdymo mastelis. Tai organizacijos, procesai, teistekėjai atsakomybės ir jau šiek tiek tą užsiminiau, kad SIS vadovybei, kibernetinio saugumo subjektų vadovybei tenka atsakomybė tvirtinti priemonės, tvarkas, skirti atsakingus asmenis, prižiūrėti gyvendinimą, suprasti riziką ir skirti atitinkamus ir užtikrinti reikiamus išteklius, kad būtų užtikrintas kibernetinis saugumas, atitinkamai užtikrinta atitiktis kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimams. Tai ypač aktualus naujiems privatiems kibernetinio saugumo subjektams. Tai pagrindinės išvados yra 6. Reguliavimo centras persikelia nuo informacinės sistemos prie subjekto, tai prie organizacijos. Rizikos atitikties tęstinumo vertinimo apima procesus, TIS ir tiekėjus. Atkūrimo prioritetai nustatomi ne dabar pagal išteklius, o pagal kritinių paslaugų procesų poreikius, o ne vien pagal atskirų sistemų svarbą. Naujai trauktiems subjektams, tai reiškia formalios valdymo sistemos sukūrimo, dokumentacija, atsakingų asmenų paskirimo, paslaugų tiekėjų įsigijimą. Ne visi gali sau leisti turėti kibernetinio saugumo vadovo ar saugumo operacijų centrą. Ir sėkmę lemia ne dokumentų skaičius, o veikiantis kontrolės mechanizmai ir gebėjimas įrodyti, kad jūs įgyvendinate tos procesus. Ir vadovybei tenka atsakomybė paskirti asmenis, tvirtinti priemonės, prižiūrėti gyvendinimą ir taip toliau ir taip toliau. Giedrė, ar yra klausimų? Gintautas dar tikslinosi dėl TIS administratoriaus. Gintautai, ar atsakiau? Jeigu ne, tai va dar galim su Ernestu pasišnekėti tą temą. Jeigu dar yra Gintautas prisijungęs. O tuo tarpu ir gal kažkas kitas sugalvojo ir turi rūpimą klausimą. Būtų geriau per pavyzdį, ar nes tai dar pakalbėti apie TIS administratorių. Tarkim, komponentas kažkoks, ar ne? Imkime kažkokį komponentą. Gal esminį dalyką pasakysiu. Anksčiau TIS informacinių sistemų administratoriai pavesdavo viską, ten buvo vienintelė sąlyga, kad saugos įgaliotinis negali užtikrinti informacinės sistemos administratoriaus funkcijų. Taip. Tai reiškia, čia turėjo būti atskirta, turėjo vienas kelti reikalavimus, o kitas visus tos reikalavimus įgyvendinti. Ir čia buvo pagrindinė taisyklė. Dabar tas informacinės sistemos administratorius skyla į įvairią begalę kitų atsakingų asmenų. Ernestai, pavyzdžiui, imkime per pavyzdį jo personalo valdymo TIS. Jo, tai personalo valdymo TIS, taip, tai dabar žiūrėkime taip, tai reiškia, jeigu taip žiūrėti proceso savininkas, tai būtų personalo valdymo skyrius. Teisingai. Dabar informacinė sistema sudaroma iš tam tikrų komponentų. Taip, tai reiškia, už aparatinį įrangą, jeigu, sakykime, jūs prižiūrite, tai greičiausiai bus atsakingas TIS administratorius. Jis bus įvardintas kaip šito komponento savininkas. Taip, jeigu programinė įranga, jeigu, sakykime, yra vidiniai developeriai, kokie programinės įrangos vystytojai, jie bus atsakingi už programinės įrangos palaikymą. Jeigu tai yra paslaugų tiekėjas, tai bus su paslaugų tiekėjų sutartį įgyvendintis asmuo. Ir greičiausiai tai jau nebebus TIS administratorius, nes bus paskirtas kitas asmuo, kuris galbūt iš proceso, kuris užtikrina, kad, sakykime, paslaugų tiekėjas užtikrina programinės ten įrangos atnaujinimus ir taip toliau. Taip. Tai va tokie pavyzdžiai, jeigu pagal šitą. Rašo, tai visgi reiškia, kad atskiri komponentai yra TIS. Tai taip, bet TIS administratorius yra atskira dalis, apie kurią mes dabar... Du dalykai. Dabar, jeigu anksčiau visi suvokdavo, kad informacinės sistemos administratorius čiutnė yra savininkas, dievas ir jis atsakingas, kad informacinė sistema veiktų. Dabar mes turime kitas kategorijas, mes turim savininkų kategorijos, turime
proceso savininko kategoriją, turime sistemos komponentų savininkus. Kaip aš sakiau, arba tie, kurie rūpinasi, kad aparatinė įranga veiktų, tie, kurie rūpinasi, kad programinė įranga būtų laiku atnaujinta programinė įranga, tie, kurie rūpinasi paslaugų teikėjų. Jeigu, pavyzdžiui, TIS administratoriui yra pavesta atlikti programinės įrangos atnaujinimus, tai jis viename yra ir TIS komponento savininkas ir TIS administratorius. Bet bendrai TIS administratorius yra atsakingas už tai, kad būtų, sakau, kūriamas paskyros, suteikiamos prieigos prie informacinės sistemos arba atitinkamų komponentų ir kitos numatytos funkcijos. Gal galiu žodžiu užduoti klausimą, bus greičiau taip. Tai tarkim, jeigu ta pati personalo sistema, vartotojai kuriami Entra-ID, ar ne, tai TIS administratorius personalo, jis neatsakingas už vartotojų kūrimą, teisingai? Ne. Tai reiškia, ar Entra-ID yra atskira TIS su savo visa infrastruktūra? Entra-ID, jeigu tai yra ne jūsų, jeigu, sakykime, tai yra jūsų komponentas, taip, tai reiškia, yra Entra-ID, sakykime, savininkas. Jeigu tai yra ne jūsų komponentas infrastruktūra, pavyzdžiui, paslaugų teikėjas šiuo atveju, taip, tai reiškia, kažkas kreipsis į paslaugų teikėją, kad ten būtų sukurtas naudotojas ir jam būtų suteiktos atitinkamos prieigos prie šitos sistemos. Bet už vartotojų kūrimą atsakingas TIS savininkas. Šiuo atveju personalo TIS savininkas atsakingas už paskyrų kūrimą, ar ne? Ne, šiuo atveju ne taip yra. Kitaip yra. Jeigu procesas turėtų būti taip, pavyzdžiui, paskyrų kūrimas, paskyrų ir prieigų suteikimas, taip. Ten dar kitokios kategorijos yra iniciatorius ir yra įgyvendintojas. Iniciatorius inicijuoja, pavyzdžiui, ateina į personalo skyrių, personalo skyrius vadovas inicijuoja darbuotojui prieigą prie personalo informacinės sistemos. Jis iniciatorius. Jis siunčia paraišką elektroniniu paštu ar per service deską. Dabar įgyvendintojas, taip, gali būti skirtingai. Arba TIS administratorius, kuris gali prisijungti, sukurti paskyrą ir sukurti prieigą, arba, sakykime, paslaugų teikėjas, kuriam TIS administratorius per tiketą inicijuoja, sakykime, paskyros sukūrimą ir, arba, sakykime, dar skirtingai gali būti. Jis gali sukurti paskyrą, bet prieigą gali suteikti paslaugų teikėjas. Tai skirtingos kategorijos - iniciatorius ir įgyvendintojas. Bet šiuo atveju įgyvendintojas gali sutapti įgyvendintojas ir gali būti tas pats TIS administratorius, kuris sukeria paskyrą ir suteikia prieigas, arba TIS administratorius, kuris kreipiasi į paslaugų teikėją ir užtikrina, kad paslaugų teikėjas sukurtų paskyrą ir suteiktų prieigas. Tai reiškia, kad TIS administratorius turi būti visų TIS komponentų specialistas, tinklų, backupų, monitoringo. Bet jis reiškia, jis turi formuoti užklausas komponentų administratoriam, jeigu jis pats to nedaro. Tai dabar kaip atsakomybės pasiskirs? Taip, bet dar supraskim, kad gali būti dar truputį kitaip. Gali būti service desko administratorius. Iniciatorius, pavyzdžiui, personalo skyriaus vadovas, jisai pateikė į service deską užklausą, kad turi būti sukurta paskyra ir prieigos, kaip pavyzdys. Taip. Tai tada service desko administratorius tada siunčia, sakykime, tam tikro tinklo administratoriui, TIS administratoriui ar kitam ar paslaugų teikėjai, kad jisai sukurtų paskyrą ir suteiktų prieigą. Jeigu visus komponentus infrastruktūrinius traktuoti kaip TIS atskirus, ten pavyzdžiui, backup sistemų TIS, tenai Entra-ID TIS paskirų, ten tas, tada aš tą suprasčiau, bet jūs sakot, kad tai nėra atskira TIS, tai man tada tas TIS administracijos funkcijos ir atsakomybės nebeaiškia. Jo, nemaišykit savoką, kai jūs sudeda TIS administratorius, atrodo, kad jisai administruoja visą sistemą ir visus komponentus. Tai yra labai blogas pavyzdys. Yra savininkai išteklių, tai yra ženkliai geresnis pavyzdys. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu yra dokumentų valdymo sistema ir yra komponentai, aparatinė įranga, reiškia, turi būti savininkas, kuris atsakingas, kad aparatinė įranga veiktų. Turi būti savininkas, kuris atsakingas, kad programinė įranga veiktų. Turi būti savininkas, kuris atsakingas, kad duomenų centras, kuriame talpinama ta programinė įranga veiktų. Ir taip toliau. Dabar, kai jūs sakote, TIS administratorius atsakomybė, kad būtų kaupiami žurnalai, pavyzdžiui, tos susijęs su ta, bet tai žurnalai kaupiami įvairiose vietose.
NTRAD, ten kur... Irgi tai yra neteisingai, šiaip tai žurnalų kaupimas tai yra atsakingas saugumo operacijų centras, jeigu taip žiūrėti, arba kibernetinių incidentų valdymo grupė. TIS administratorius, kaip jūs vardinate, tai jis daugiau turėtų užtikrinti, kad ta informacinė sistema generuotų tos žurnalinius įrašus. Bet ir vėl, neimkit plačios savokos TIS administratorius, nes jūs, kai sudedat TIS sistemą ir TIS administratorius, jūs dedat lygybės ženklą. Aš nededu to lygybės ženklo. Aš sakau, kad administratorius atlieka tik labai konkrečias jam pavestas funkcijas. Ir vienu atveju jisai gali užtikrinti komponentą, kitu atveju jisai gali suteikti prieigas, trečiu atveju gali užtikrinti atkūrimą, nes jis yra atkūrimo grupės narys. Ir čia visai skirtingos bus jo pozicijos. Vienu atveju bus jisai pakeitimo arba, sakykime, ten šitą paskyros sukūrimo įgyvendintojas vienu atveju, kitu atveju duomenų bazės atkūrimo jisai gali veiklos atkūrimo grupės narys būti, trečiu atveju su pakeitimų valdymu jis pakeitimų vykdytojas gali būti. Tai mes čia dar truputį skirtingam lygmenyje savokas. Nedėkit TIS lygų TIS administratoriui. TIS administratorius negali būti bendra savoka, kuri užtikrina visos TIS, ta prasme, administravimą. Yra komponentai, komponentų savininkai ir jie turi rūpintis, kad tas komponentas veiktų. Tai reiškia, jis turi deleguoti visas funkcijas, jeigu kažkas neveikia, jis turi žinoti apie tai, kas kur neveikia ir kaip čia. Gali tai būti, jis gali deleguotis, gali būti tarpinė grandis, bet kaip aš sakau, daviau pavyzdį, tai jeigu tiketas yra užregistruotas į service deską, tai service desko administratorius gali tas nukreipti funkcijas. Deleguoti paslaugų tiekėjui ir TIS administratorius gali išvis net nedalyvauti. Klausimų liko, bet gal čia mes dar su Povilu aptarsim. Mes jūsų klientai, tai pabandysim su Povilu aptarti. Biškai kitaip jisai dar piešia, tai apsiderinsim. Gerai. Labai įdomu. Ar yra dar kokių klausimų? Jeigu nėra, kadangi jau laikas baigėsi, Monika, Giedrė pasidalins skaidrėmis. Ne, Monika. Giedrė pasidalins skaidrėmis. Paskaitykite dar paskutinės skaidrės, vis mes neprieinam ir jau antras susitikimas, kai mes neprieinam prie CRA ir dirbtinio intelekto akto. Jo mes greičiausiai darysime atskirą. CRA yra Cyber Resilience Act, tai yra skaitmeniniai produktai ir aktas yra dirbtinio intelekto aktas. Greičiausiai jums visiems galios dirbtinio intelekto aktas, kadangi jis galioja ir gamintojam, ir tiekėjam, ir naudotojam. Cyber Resilience Act galioja tik tai skaitmeninių produktų gamintojam, tai bus čia vienetai, duok dieve, kad čia vienas ar du bus. Tai apie dirbtinio intelekto akto pasiskaitykit, nes tai bus dar viena tema, su kuria jūs jau privalėsite dirbti, tai turės atsirasti ir dirbtinio intelekto produktų naudojimo politiką ir galvoti, kaip į atitinkamus procesus, kurie yra pagal KSI sistemą, tie 14 dokumentų, sudėti reikalavimus nustatomus dirbtiniam intelektui arba dirbtinio intelekto produktų naudojimui. Tai čia yra keletas slaidžių, paimkit, pasiskaitykit, o kada mes turbūt suorganizuosim atskirą aptarimą ir pristatysim truputį detaliau. Tai Tiek iš mano ačiū pusės. Susirinkusiem, klaususiem, klaususiem už klausimus ir už atsakymus. Ir tada gerų likusių dienos darbų ir iki kitų kartų. Ir jeigu kils klausimų, taip po webinaro, tai parašykit, kontaktus turit, įdėjau į susirašinėjimą.